Sveiki visi. Noriu parodyti mūsų objektą iššūkį. Tai jau čia turim fasadą, persivertėme su juo, galima sakyti, jau į antrą pusę. Nors atrodo, kad jau čia labai nedaug liko, bet dar čia yra reikalų su skardinimu, su medienos apdaila ir su visais privedimais. Prie kiekvieno kampuko vis kažką reikia pagalvoti, kaip suvesti. Tai čia yra fasadinė pusė namo. Čia gražiai užsidės tokios skardinės kasetės. Tai dar klausimas aktyvus, ar tas kasetės užkelsim ir parapeto iš vis nebus. Ar bus ta kasetė lygi ir tada ant viršaus parapetas. Bet turbūt, kad bus lygiai, nebus jokių atsikišusių skardų. Čia perimetrų ledo juosta. Graži. Kolonas nusidažys langų spalva. Dar garažo vartai langų spalva, anga skardinsis. Čia va skylė. Čia bus želdynas apšviestas, irgi ledas. Čia toks gražus įėjimas savo, kad nelytų. Ilgas. Gražioji vitrina. Čia užsidės dar visas karkasas. Ir tas mūsų, mes kaip jį vadinam, televizorius. Skardinsis visas irgi. Bet televizorius ne langų spalva, o jau fasado skardos spalva. Nu va, visai gerai atrodo. Čia šonas, antro aukšto langas. Iš kur čia man paeit, kad jis matytųsi. Nu va, tai jos stogas atverstas ir yra nuolydis ten. Vanduo išbėginėja per kraštus. Čia palei kraštą latakas ir į paslėptą lataką. Iš vienos pusės taip pat. Čia 2 lygių skardinimas toksai, tokia kepurė ir tada dar, kad nebūtų tokio masyvaus lankstinio ir nesimatytų bangavimo. Alsuoklio kaminėlis. Ir tada balkonas. Tai balkonas čia va apsidirbs. Čia va viskas, kur karkasas, tai deginta mediena. Čia balkono priekis mediena. Čia dar turėsim karkasą. Stiklinį turėklą nuo fasado iki fasado. Turėklo iš kur rėmas dažytas vėlgi spalva. Ir tada jau į turėklo profilio apačią, viršų, atsiprašau, ateina terasinės lentos. Čia irgi visas sienas deginta mediena. Ir va tas va gabaliukas su kampu tiesiai į lango rėmą turi ateiti. Visai čia dailiai gausis. Gaila saulė nešviečia, nesimato pilno fasado grožio. Tai. Fasadas yra taip, paletė čerpių, 660 vienetų čerpių, 15 kvadratų, užsidengia stogo arba fasadą. Tai kad 15 kvadratų uždengti čerpių, 1200 varžtukų reikia sukti. O kur dar visi pripjovimai ir privedimai? Jei dar ką pamiršau pasakyti. Tai visos čerpių linijos sutampa. Nu čia klientų noras. Vertikali linija eina ir nueina ant stogo. Ir visur tas pats. Visur išskaičiuota ir padaryta. Čia irgi langas. Čia pusė televizoriaus, o tik tai dešinė pusė. Kažkoja kažkur įsivinioja. Čia gražiai stačiai. Irgi lankstinukas, stiklaistą pasikiš ir gražiai skardinti. Čia vidinį kiemą turim. Tai čia buvo ilgas procesas. Čia dabar turi atsirasti tokia modulinė pergolė su vartomom lamėlėm. Priekis tarp viena kolona, nes per visas atstumas per didelis padaryti be kolonų. Bet čia sutaps su lango kolona ir bus viskas gerai. Roletai laukiniai. Tai mes čia su lietuviais kažkaip nesusitarėm. Didžioji dauguma iš vis net neatvažiavo papasakot, nors suma kažkokia proto nesuvokiama. Tai priėjom tokį sprendimą, kad nuvažiavom patys pas gamintojus,
į Lenkiją, išsirinkom produktą, kuris yra geras ir jį čia sumontuosim. Tai bus įdomu patiems čia viską padaryti. Tai ir užsakovas laimingas ir mes, tikiuosi, būsim laimingi. Čia turim irgi stogas, ten išėjimas ant stogo, tokia bus terasėlė, stoglangis į stogą, paslėpti latakai visur iš šlaitinio stogo. Čia tokia zona visiškai po stogu, tai čia turėtų būti kepsninė zona pagal visą užmanymą, išėjimai, visi portalai. Taip, tada turim galinę sieną. Ir čia jau darbai su fasadu molinė dalim baigti. Tai dėsis vėlgi degintas medienos apdaila. Čia bus roletas, kad jeigu ką vėjas nekoštų ir būtų galima užsidaryti. Ir jau kai pasėdėt, tai užsidarys stogas, užsidarys ten roletai, čia roletas ir bus, jeigu lietus ar vėjota, bus patogu sėdėt. Tai čia jau viskas baigta, jau dabar suvesti yra gręžiniai šildymo, vėsinimo. Čia dar palikti futlerai laistymui ir visiems laidinam. Tai vartų laidinai, apšvietimui, laistymui, robotui, nežinau, viską neišvardinsiu, bet visą laiką su rezervu mes jau atsivedam, kad tikrai netrūktų ir būtų galima viską suvesti. Katilinė, kaip nekeista, yra tikrai katiliniai pakankamai vietos visai įrangai sutalpinti, kas šiais laikais retai būna, nes architektai pagaili katiliniai vietos. Nu tai va, turim tokį gražuolį. Gražioje labai vietai. Nu, lietus lyg pradeda. Nu kažkaip mes jį įveiksim. Jau lyg su išorė matosi šviesa tunelio gale. Nu ir jau tada su vidum vėl bus iššūkis numeris 2 arba antra dalis. Tai kol kas su šituo nameliu tiek reikalų.